Tai aš norėčiau dabar pabaigti, tarkim, tą rytinę dalį ir šiek tiek į šitą klausimą pažiūrėti, IT saugumo klausimą pažiūrėti linksmiau. Galbūt pasikartosiu, kas jau buvo sakoma, tiesiog mano tikslas yra, priversti, tarkim, pagalvoti, susimastyti ir, pažiūrėti problemą galbūt, iš kitos pusės. Tai mano prezentacijos tema yra, kokia jūsų nuomonė yra didžiausia IT saugumo grėsmė. Gal nuomonių salės? Teisingai, mano nuomonė yra lygiai tokia pati. Ta prasme, taigi, pateiksiu keletą pavyzdžių, kurie, mano manimu, pasirodė tokie įdomesni, linksmesni ir tiesiog verti dėmesio. Tai visų pirma, šiom dienom iš tikrųjų nuskambėjo tas Swedbank, tai vadinamos skemo atvejus, kai buvo siuntinėjimas elektroninės laiškas, skatinantis užeiti į atseit Swedbanko svetainę ir suvesti tam tikrus duomenis, parsisiųsti kažkokią programėlę ir panašiai. Deja, blogai matosi, bet pabandysiu tiesiog paskaityti. Gerbiamas klientė, pasibaigus paskutinio pirkimo metu jums buvo įspėtas pranešimas informuojantis apie pareigą laikytis naudojant šį naują įrenginį žodžiu. Ta prasme, tekstas visiškai nerišlus, ryškiai panaudojus Google Translate. Iš tikrųjų, kiek teko skaityti šito klausimu, kad labiausiai tikėtina, kad vertimas buvo darytas iš lenkų kalbos, nes, tiesiog atsekta, kad iš kai kurios žodžius verčiant būtent gaunasi tokie lietuviški žodžiai. Tai tiesiog labai šviežias atvejis, galbūt Tomas galėtų pakomentuoti, kaip tai atrodo iš Swedbanko pusės, ar buvo fiksuota kažkokių tai incidentų. Incidentų nebuvo, nes iš tikrųjų labai primityvus priėjimas prie šio klausimo. Bet iš tikrųjų teko matyti ir šiek tiek tobulesnius priėjimus prie šio klausimo, bet kita vertus, jeigu siejant tą virtualų pasaulį su realiu pasauliu, kiek mes šiandien turime tų telefoninių sukčių atvejų. Aš manau, kad savo aplinkoje, netoli paieškojus, tikrai kiekvienas rasite, kam bent jau buvo paskambinę, jau nekalbant apie tos, iš kurių buvo pinigai išvilioti. Tai aš tokius atvejus iš savo draugų, giminių turiu bent 3, apie kurios galėčiau papasakoti. Tai internetas neišimtis, naudojamos tos pačios psichologinės priemonės ir jeigu jos būtų pateiktos šiek tiek kokybiškiau, aš manau, kad efektyvumas būtų kur kas didesnis. Šiaip teko klausyti pranešimą apie pasaulinę tokio tipo ataką ir per maždaug savaitę jiem pavyko išvilioti 35 milijonus eurų. Ir netgi buvo apeinama SMS verifikacija. Ta prasme, kad patys bankai jau pakankamai rimtai buvo šitą klausimą pažiūrėję ir, tarkim, bankas SMS siųsdavo klientui prisijungimo patvirtinimo kodą ir netgi šitą apsaugą sugebėta įeiti, įtikinant vartotojui, kad jam reikia į telefoną įdiegti tam tikrą aplikaciją. Ir atitinkamai apeinant tas SMS verifikacijos apsaugas. Kas taipogi labai šiuo atveju patiko, tai komentarai Facebook'e po šito Swedbanko skelbimo. Ypatingai vienas buvo labai teisingas. Apie tokius dalykus reikia nedelsiant pranešti, CERT.lt pranešti. Iš tikrųjų, mano manimu, teisingas požiūris. Bet kitas dalykas labiau patiko. Ir laiškas ateina iš adreso infopro@swedbank.lt. Įdomu, labai įdomu, kad piratiniai laiškai iš Swedbank.lt domeno eina. Tai tiesiog labai gerai pasako apie vartotojų išprusimą. Tai Swedbank, duodat savo paštu pasinaudoti? Tai tiesiog vienintelė reakcija į tokią, kaip tai gali būti. Iš tikrųjų, kai dariau prezentaciją, kažkas sutriko. Kai dariau prezentaciją, užkrito tas Sandros pavadinimas, bet jeigu atmintis nepaveda, buvo ir Sandros parodija vadinama Monika. Tai kalbant apie šitą paveiksliuką vaizduojantį reakciją, tai kai vyrai atidaro tikėtinai nusirengusios Sandros nuotrauką, tai yra paaiškinama.
vyriška prigimtis, kartais norisi kažką tai panašaus pamatyti. Bet kai mane kreipiasi moteriškė, su kurios kompiuteriu tikrai joks vyras nesinaudoja, va šičia aš logikos visiškai neradau. Bet netgi tokie vartotojai užsikrečia. Atvirkščiai. Dabar papasakosiu vieną istoriją iš to, ką man pasakoja mano klientai. Ta prasme, iš tikrųjų mėgstu kolekcionuoti tokias istorijas, tokias šiek tiek absurdiškas. Tiesiog ant kiek patys vartotojai, kuriuos mes stengiamės apsaugoti, yra kartais neprognozuojami. Tai atvejis buvo toks, kad apsaugos poste, tam tikroj gamybiniai įmoniai, apsaugos poste buvo maksimaliai viskas apribota, ta prasme išjungta, išskyrus vaizdo kamerų tos ekranus. Ir vieną dieną tas IT žmogus, eidamas pro šalį, tiesiog pamatė, kad apsauginis žaidžia solitarę. Jis taip draugiškai priejo, sako, aš niekam nepasakysiu, nebausiu, čia viskas gerai, bet tu man tiesiog pasakyk, kaip? Apsauginis labai elementariai paaiškino. Iš tikrųjų, kažkur tai buvo printerių sąrašas, ikona, jis atidarė tą sąrašą ir ten atsirado galimybė įvesti tiesioginį adresą prie failo. Tai jis įvedė c2.windows/solitarė ar kažkas panašaus. Tai netgi tokiuose vietose, kai atrodo jau viskas yra pragalvota, tiesiog netgi tikrai ne kažkokie hakeriai, ne kažkokie tai įsilaužėliai, o tiesiog elementarus, netgi drįsčiau teikti, bukas vartotojas sugeba apeiti maksimalius apribojimus. Iš tikrųjų, pagarba apsauginiai. Taip, dabar kultinės frazės, kurias girdėjau iš tų pačių klientų, kaip taisyklė, kai ruoši prezentaciją, viskas iš galvos išbyra, bet keletą prisiminiau ir iš tikrųjų paminėsiu. Tai teko diegti pas vieną klientą IT saugumo sprendimą. Sprendimas, tarkim, turėjo daug modulių, daug galimybių apriboti ten įrenginius, programas, svetainės ir panašiai. Iš tikrųjų, pas klientą buvo visiškas bardakas. Aš pasiūliau, kad galbūt padarom taip ir anaip ir paprasčiausiai reakcija buvo tokia. Uždrausti tai galim, bet man čia dar dirbti reikės šitam kolektyvui. Tai elementarus požiūris, ta prasme, kad jeigu nėra suformuluojama kažkokia tai saugumo, nebūtinai saugumo, bendra vidaus tvarka, kas galima, kas negalima, ir kai tai yra paliekama viso labo IT žmogui, tai jam paprasčiausiai pritrūksta ryžto kartais sutvarkyti, kad viskas būtų taip sustiguota, kaip reikėtų. Kitas variantas, galbūt čia, kalbant apie prastovas, nežinau, vienas iš žmonių, kuriam šitą frazę taikoma, turėjo būti kažkur tai čia, bet vėlgi, diegiant saugumo sprendimą, kalbant apie galimus kompiuterių veikimo sutrikimus, tai buvo tiesiog pasakyta, pas kitus tai vartotojais, pas mus tai prokurorai. Tai atitinkamai, IT skyrius vėlgi kažko tai savo daugiau negu buvo nusistovėję, jie sau leisti negali. Ir vėlgi reikalingas, tarkim, šiuo atveju kalbant apie valstybinės įstaigas, galbūt kažkokia tai tvarka valstybinių lygmenių, kad tiem IT žmonėm jie paprasčiausiai turėtų kuo remtis ir galėtų sutvarkyti taip, kaip tai turėtų būti. Koks sprendimas? Vienas sprendimas terminate, ta prasme, atjungti userius. Kartais norėtųsi tai padaryti, bet iš tikrųjų tai nėra sprendimas, visgi IT šiuo momentu yra skirtas tarnauti žmogui, tarnauti kompanijoms ir nešti naudą. Tai iš tikrųjų visiškai blokuoti vartotojus tai nėra sprendimas. Kitas variantas, kuris neretai vyksta, tai IT administratoriai paprasčiausiai daro stebuklus prie esamų situacijų, traukia tokius įvarčius, ta prasme, atremia neįsivaizduojamas atakas, faktiškai neturėdami tam jokių priemonių. Ir kompromisinis variantas, jeigu nepavyksta standartiniais būdais padaryti, taip sakant, think out of the box, visada galima kažkokį kompromisinį variantą surasti ir padaryti tai šiek tiek kitaip, šiek tiek pagudraujant ir panaudojant jau galbūt esamas priemonės ir panašiai.
Tai dėkoju uždėmesi, neužlaikysiu, kadangi dabar bus pietų metas, faktiškai turite dar keletą minučių pasidaryti parodų salėje. Ir pietus vyks restorane, kuris yra kairiai pusėje. Tai dėkoju uždėmesi ir laukiam sugrįžtant į jau 3 sales, kas toliau po pietų tęs sesijos.